Dokumentinis filmas Naujoji akmenė, pirmoji dalis – miesto įkūrimas. Lietuva pilna miestų ir miestelių, kiekvienas jų turi savitą istoriją. Tačiau yra vienas, apie kurį tikrai esate girdėję. Miestas, kurio vardas neatsiejamas nuo cemento – Naujoji akmenė. Įsikūrusi Žemaitijoje visai netoli Latvijos sienos. Naujoji akmenė šiandien žinoma visoje Lietuvoje. Tačiau prieš miestui atsirandant, čia stovėjo nedidelis Karpėnų kaimas. Ir šiandien mes pakviesime jūs į kelionę laiku, sužinoti, kaip ramus kaimas virto pramonės miestu. Istorikai pasakoja, kad šiuose apylinkėse kadaise gyveno žiemgaliai viena baltų genčių, o pirmą kartą Karpėnų vardas istoriniuose šaltiniuose paminėtas dar 1652 metais. Praėjo šimtmečiai ir vieną dieną čia buvo padarytas atradimas, pakeitęs viską. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos geologai aptiko didžiulius klinčių klodus, idealiai tinkančius cemento gamybai. Jei šiandien važiuojate Naujosios Akmenės gatvėmis, Juozo Dalinkevičiaus ar Prano Juodelės vardais prisiminkite, būtent šie mokslininkai padėjo pamatus miesto gimimui. Dabar stovinti cemento gamykla Naujojoje Akmenėje nebuvo pirmoji cemento gamykla Lietuvoje. Seniausia Lietuvoje veikianti cemento gamykla buvo Mielupių cemento fabrikas. Fabrikas įsikūrė netoli Mielupių kaimo, Varėnos rajono savivaldybėje, netoli Merkio upės. Fabriko istorija prasidėjo, kai 1912 metais įsikūrė Lietuvos Portland cemento fabriko bendrovė. Šios bendrovės tikslas buvo gaminti cementą lokaliai, nes iki tol visą Lietuvoje naudojamą cementą atgabendavo iš Anglijos, Latvijos, Norvegijos, Danijos bei Vokietijos. Tarp įmonės akcininkų buvo net pats daktaras Jonas Basanavičius. 1913 metais bendrovė pasamdė jauną Kijevo Politechnikos instituto profesorių Praną Juodelę nustatyti optimalią vietą fabrikui įkurti ir jį suprojektuoti. Suprojektuotas fabrikas turėjo vieną vertikalią krosnį. Pirmos gamybos partijos nebuvo geros kokybės. Pasamdžius ekspertą iš Rygos buvo patobulinta gamybos technologija ir gauta pirma kokybiška partija, iš kurios pagamintos plytos saugomos stende. Visgi per Pirmąjį pasaulinį karą fabrikas buvo apgriautas, o dėl konfliktų su Lenkija fabrikas nebuvo atstatytas ir galiausiai vietinių išrinktas plytomis. Dabar iš cemento fabriko išliko tik krosnės liekanos, taip pat išliko kelios krūvos atliekų ir krūvelė nebaigto apdoroti cemento. Taip pat netoliese išliko administracinis pastatas, kuriame dabar įsikūrusi sodyba. Tačiau profesorius Pranas Juodelė nenuleido rankų. Aktualiausiamis jo veiklos sritimis išliko cemento gamyba bei plėtra ir statybinių technologijų modernizavimas. Jis apie 1927 metus suorganizavo Lietuvos mineralinių žaliavų tyrimą, buvo išrinktas Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos vadovu, vėliau dirbo Energijos komiteto žemės turtams tirti komisijos pirmininku, o taip pat Technikos draugijos pirmininku. Jis tyrė Skirsnemunės, Kreidos ir Mergelio klodus, besitęsiančius visų Nemuno pakraščių nuo Molynės kaimo į rytus 6 km ilgio ruože, o taip pat Menčių, Karpėnų, Vegerių, Klinčių, Biržų bei Pasvalio gipso, Šventosios kvarcinio smėlio, Merkio, Kreidos telkinius. Profesorius Pranas Juodelė cemento gamybos galimybėmis Lietuvoje sudomino profesorių pirmąjį Lietuvoje cheminės technologijos mokslų daktarą Alfonsą Damušį, tikroji jo pavardė buvo Domaševičius. Apie 1936 metus prasidėjo intensyvus Lietuvos žemės gelmių tyrinėjimai, siekiant rasti geriausią vietą būsimam cemento fabrikui statyti. 1936–1940 metais atlikti kalkinio akmens paieškų tyrimai Jiesio slėnyje prie Kauno ir aplink Skirsnemunę. Šiems tyrimams vadovavo profesorius Pranas Juodelė ir inžinierius chemikas Alfonsas Damušis. Jis organizavo bandomojo cemento žaliavos vagono nuvežimą į Vokietiją tyrimams. Lankėsi Vokietijos, Čekoslovakijos ir Suomijos cemento fabrikuose, norėdami pakelti kvalifikaciją cemento gamyboje. 1940 metais vasarą prasidėjo statybos darbai. Buvo atvežta daug statybinių medžiagų, statybai reikalingų mašinų, kurios buvo pagamintos Čekoslovakijoje, Škodos gamykloje.
Iškasta didžiulė pamatų duobė. Apskaičiuota, kad cemento fabriko statyba kainuotų apie 3 milijonus litų, o tai yra maždaug 8,6 milijonai dabartinių eurų. Buvo manoma, kad fabrikas per metus pagamins 60 tūkstančių tonų metinės gamybos. Buvo planuojama išplėsti iki 120 tūkstančių tonų. Tačiau svajonė pastatyti antrąjį cemento fabriką neišsipildė, nes statybas baigti sutrukdė sovietų okupacija ir karas. Rusų ir vokiečių okupacijos metu statybos darbai buvo nutraukti, mašinos buvo išgrobstytos. Dar 1937–1940 metais profesorius Pranas Juodelė vadovavo Karpėnų klinčių tyrimams ir nustatė, kad ši vieta tinka cemento gamyklai statyti. Ir dar tuo metu buvo suplanuota, kad po Skirsnemunės cemento fabriko atidarymo būtų pradėti parengiamieji darbai cemento fabriko statyboms Karpėnų kaime. Šiais duomenimis pasinaudojus 1945 metais Liepos 27 dieną LSSR vyriausybė priėmė nutarimą Karpėnų kaime statyti cemento gamyklą. 1947 metais prasidėjo gamyklos statybos paruošiamieji darbai. Tais pačiais metais architektas Kazys Šešelgis pristatė darbininkų kolonijos prie cemento gamyklos Akmenėje Karpėnuose projektą. Tačiau verta paminėti, kad pirmasis rusų suprojektuotas cemento fabrikas Karpėnuose buvo kur kas prastesnis nei tarpukariu suprojektuotos Skirsnemunės cemento fabriko. 1952 m. sausio 31 d. Lietuvos SSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsakymu Karpėnų kaimas pervadintas į miesto tipo gyvenvietę – Naujoji Akmenė. Iš viso Lietuvoje buvo 3 cemento gamyklos ir tik vienintelė iš jų ištvėrė daugiau nei metus. Ir ji veikia iki šiol, ir tai yra Akmenės cemento gamykla. Kaip žmonės sako, trečias kartas nemeluoja. Ir jei karai nebūtų sunaikinę Mielupių ir Skirsnemunės cemento fabrikų, vargu ar dabar pasakotume šią istoriją. O dabar šiek tiek apie miestą pirmaisiais metais ir savo gyvenimo patirtimi pasidalins buvęs Akmenės rajono savivaldybės meras, Akmenės garbės pilietis Anicetas Lupeika, kuris Akmenės krašte pradėjo gyventi 1952 metais. Pati plėtra, jeigu taip galim pasakyti, miesto plėtra prasidėjo nuo nulio. Nieko ten toj vietoje nebuvo. Buvo aplinkoj pelkės, kemsynai. Bet palengva, kadangi buvo nuspręsta 46 metais, jau 1946 metais pradėti statyti cemento gamyklą, buvo jau galvojama tada, kad reikės kažkas gamyklą aptarnauti. Bus reikalingi žmonės. Žmonės visi gyveno tuo metu toliau, vienas nuo kito. Jos, kad jie ateiti į gamyklą, buvo problemų. Todėl pradėjant pirmiausia, kad galėtų apgyvendinti žmonės, buvo statomi mediniai barakai. Mediniai barakai, pastatyti barakai, tokie vadinamai pastatėliai mediniai, pastatyti kaliniams, kuriuos atveždavo, kurie dirbdavo. O vakare, kur išveždavo juos, kur jie miegojo, šiandien aš negaliu pasakyti, kadangi to klausimu praktiškai domėjaus, bet man nepavyko nieko konkretaus sužinoti. Žmonės gyveno, pradėjo dirbti. Kaimo žmonės pamatė, kad čia atsiranda darbo vietos, čia kažką galim uždirbti, kažką tai gauti, kiek tai pinigų, išlaikyti savo šeimas, nes kolūkiuose ir tarybinius ūkiuose už darbaninius, pavyzdžiui, ten gaudavo praktiškai nieko gero tokio. Sunku žmonėms. Todėl žmonės pradėjo patys statytis apie šitą naują statomą gamyklą, irgi tokius medinius pastatėlius, kuriuos įsikurdavo, kad nereikėtų važiuoti namo, nes nieks netveždavo iš toliau iš kaimo, patys pradėjo statytis namus. Valdžia, tuometiniai cementininkai patys, pastatė kelis medinius pastatus, pastatė kultūros namus, valgyklą, kur maitindavo ir palengva buvo jau galvojom pradėti statyti miestą.
Kur statyti miestą? Tuo metu buvo, aišku, diskutuojama, kokioje vietoje. Kadangi Klinčių klodai buvo toje vietoje, buvo galvojam, kad tas miestas labai nenutoltų. Naujasis miestas, ar tai gyvenvietė tuo metu buvo vadinami gyvenvietė, kur galėtų gyventi, kad nebūtų toliai nutolęs nuo karjero, nuo šaltinių, kur yra medžiagos, kurios bus reikalingos cemento gamybai. Buvo pasirinktas plotas, nepasakysiu, kokie žmonės tai parinko, kas tada tą klausimą sprendė, bet buvo pasirinktas, plotas pradėti statyti miestą apie kilometrą nuo pačios gamyklos, nuo pirmųjų kompleksų, pirmojų sukumos krosnės. Buvo pradėti statyti pirmoji kai kurios gatvės, dabar visų tų gatvių pavadinių nevadinsiu. Visas jas žinau, visas man teko matyti jas, kadangi žinau Naują Akmenę nuo pat pradžios statybos, mačiau visas tas statybas, žinau, kaip kas vyksto, tai pradžia, kaip kas statė, kad buvo nelengva, kaip pradėjo palengva augti miestas. Pradėjo statyti medinius namus. Buvo ar 4, ten dabar tiksliai nepasakysiu, irgi pastatyti namai mediniai jau po 12 kažkas tai būtų, jie dabar dar stovi ten 1 ar 2 Naujoje Akmenėje. Tada po tų medinių namų buvo jau nuspręsta statyti mūrinius namus. Tada prasidėjo, namai, statyti mūriniai namai, nedideli, po 14 būtų, irgi nepasakysiu, kokie tie pirmieji buvo, kiek jie, kokio dydžio tie namai, bet pats tas išplanavimas nebuvo tokio generalinio plano, kad būtų sudarytas miesto generalinis planas, kad būtų matyti, koks jis turite išaugti, iki kokio ploto jis turėtų būti apimties, nes nebuvo žinoma, kaip augs ir cemento poreikis, ir kaip augs pati gamykla, ir kiek bus ten gyventojų, ir kiek bus reikalinga darbininkų, kurie galėtų gyventi ir dirbti. Palengva laikui bėgant, aiškėjo, kad tie klodai, tyrinėjant, žemės klodus, kad Klinčių klodai yra labai dideli, ir kad čia galima vystyti didelį statybinį medžiagų pramonę, gaminti cementą, buvo nuspręsta, kad jau reikia statyti miestą didesnį. 5 ir 6 dešimtmetyje Naujoji Akmenė pradėjo sparčiai augti. Iš pradžių tai buvo nedidelė gyvenvietė prie gamyklos, tačiau laiku bėgant čia atsirado vis daugiau namų, gatvių ir žmonių. Į miestą kėlėsi darbininkai iš įvairių Lietuvos vietų, taip pat ir iš kitų tuometinės Sovietų Sąjungos regionų. Pamažu formavusi kvartalai atsirado mokyklos, parduotuvės, kultūros vietos. Miestas augo kartu su gamykla ir vis labiau priminė tikrą urbanistinį centrą šiame Lietuvos krašte. Ir prasidėjo statybos. Statybos prasidėjo sunkioj vietoj, pelkiai, nelengvų statyti, nėra privažiuojami kelių, vargo tuo metu statybininkai, bet palengva darbštūs žmonės Akmenės kraštus statė, jie ir pastatė pirmuosius namus ir pirmasias gatves. Palengva tarybinė valdžia tuo metu matydama ir pati cemento gamykla, buvo pirmasis direktorius berods rusų tautybės žmogus. Specialistų Lietuvo tokių cemento gamintojų neturėjo, todėl iš plačiosios Rusijos į Akmenę persikėlė daug gyventi žmonių, turinčių perkelti, prievarta matyt buvo perkelti, ar jiems pasiūlyti kokį tai būdu perkelti, kad dirbtų čia Naujoje Akmenėje. Ir pradėjo pirmąjį krosnį, kada paleido, pradėjo cemento gamybą gerai veikti, jau pradėjo veikti ir tas prisidėjo prie miesto augimą. Pradėjo plėstis miestas. Į miestą pradėjo plūsti žmonės iš visų aplinkinių vietovių ir iš kitur, nes kiekvienam, kuris atsikeldavo iš kitur, jau jam suteikdavo butą, gaudavo butą,
būta jau stengis daryti, jau buvo patogumai daliniai, nepilni dar visi iš pradžioj buvo būta, palengva, buvo katilinė pastatymas, ne šiluma, šiluma buvo tiekiama iš pačios gamyklos, buvo pastatyta atskirai katilinė ir tiekė šilumą žodinamams, jau buvo karštas vanduo ir dalis kitų patogumo. Žodžiu, miestas palengva sunkiai sekėsi pradžioj jį statyti, bet ne tik kad statyti, bet nebuvo tokio aiškumo ir nebuvo tokio gero išplanavimo, nes miestą projektavo, pradėti jau pradžią pradėjo Leningrado, projektuotojai iš Leningrado atvažiavo. Jie neapžiūrėjo tos miesto aplinkos, kokio aplinkoje, nors jis buvo pelkiai, galvoju vis tiek tas pelkės, kad jos bus nusausintos, bet šitoj vietoj nusprendė labai paprastai. Parodė kažkas tą su pirštu atvažiavęs, kad čia bus miestas toj vietoj ir toj vietoj miestas pradėjo augti. Be jokių. Tik paskui, tik vėliau, kada jau bėgant laikui, kada pasleido vieną krosnį, antrą, trečią, ketvirtą, pirmasis kompleks pasistatė, pradėjo jau perėmė projektavimo klausimus Lietuvos projektuotojai, jau pradėjo projektuoti, kad būtų išplanavimas miesto, kvartalai jau atskiri ir buvo suprojektuoti 3 kvartalai. Tai buvo čia pirmasis kvartalas, antras buvo Respublikos, Senabišis vadinasi, Respublikos ir Ramučių kvartalai. Bet statyba ta vyko, sakyčiau, sunkiai vyko ta prasme, kad ir labai truko dėl blogo grunti, nes visur buvo vanduo, visiems buvo sunku statyti ir nebuvo skiriama pakankamai pinigų statyti kiekvienam daugiabučiui namui, nes buvo nustatyta kvadratinio metro kaina statybos, kad vienas namas apie 124 rubliai buvo skirti vieno gyvenamojų ploto kvadratui pastatyti. Namų, kiek namas turėjo, žodžiu, buvo skirti pinigai. Todėl didelę dalį visų aplinkos darbų praktiškai darė patys žmonės, talkų būdu, norėdami, kad būtų priėmimai, ateimai, priėmimai prie šito savo būstų. Nelengvas buvo miesto pradžia, nelengva reikia pasakyti, bet tobulėjo naujos Akmenės gyvenantys žmonės, tobulėjo tie įmonės vadovai, kurie sprendė visi, nes turėjo savo aptarnavimą, nieks jiems nepadėjo augti ir iki 52 metų tai buvo vadinama gyvenvietė Nauja Akmenė, nuo 52 reiškia ir nuo statusą, o nuo 65 metų buvo jau gavo Nauja Akmenė miesto statusą. Turėjo savo namų valdybą, ūkinį padalinį, kuris patys jai rūpinosi. Rajono valdžia, kuri buvo jau buvo rajonas nuo 50 metų, bet rajono valdžia Naujos Akmenės statybams nesirūpino, praktiškai patys cementininkai savo lėšomis, gautomis dalinai ir iš Maskvos turbūt, statė namus ir todėl, kad jos ir statė, tą miestas plėtės tik dėl to, kad reikėjo turėti kuo daugiau dirbančiųjų. Vien tik dėl to. Ne dėl ko nors, kad kažkam suteikti, vien dėl to, kad turėtų su kom, nes atvažiuodavo į darbą, iš karto gaudavo į butą. Tai pradžia būtų, kaip ir sakau, tokia nelengva pradžia, bet ji toliau jau vis gerėjo. Tos statybos vis gerėjo, vis atsirastų didesnio, geresnio mąstymo. Ir patys Lietuvos žmonės, jau kada mažiau atsirado ir lietuviai direktoriai tų gamyklos, labiau pradėjo žiūrėti tos tvarkos, matyti, suprasdami ir matydami, kaip turėtų augti miestai.
Ne tik tai kaip į Rusijoje, gal ten būtų kitaip Leningradė, kaip patys ten, kurie esat buvę ten, ir kurie yra buvę ir žino, kaip atrodo Rusijos miestai, matė, kad reikėtų kažkaip kitaip statyti. Bet nebuvo galim kitaip statyti, nes buvo tipiniai projektai. Reikėjo tik tipinį projektą, gaudau brėžinius iš Maskvos, ar iš kur ten jas, ar iš Leningrado, ir reikėdavo tą projektą numatyti, ar 50 būtų, ar 80, ar 100 šito, tik tai pririšti prie vietos, pritaikyti prie vietos ir jį pastatyti vietoj. Pamatai, kaip aplinką, kaip suformuoti, o jo pats keisti to tipinį projektą nebuvo galim. Tokie, kokie buvo, tokie jie buvo. Ir tokius projektus statė. Žodžiu, palengva, laikui bėgant, buvo galvojama pradėti, kad reikia kažkokiu toj statyti, tokių, kad būtų žmonių užimtum klausimų. Tai vienas iš tokių žymiausių, kad žmonės turėtų ko, ne tik tai, nes auga žmonių intelektas, žmonių poreikiai auga, žmonės norėjo kažko jau daugiau, geriau ne tik tai, kad čia darbas yra, ar kažką tai poilsio, kažkokio tai vietų, užsiėmimo kažką. Tai buvo iškasti du baseinai prieky vandens. Nors Anicetas Lupika pasakoja, kad Naujojoje Akmenėje buvo 2 baseinai, tačiau iškastas buvo tik vienas lauko baseinas, kuris tapo viena iš mėgstamiausių miesto vietų. Vasaromis čia rinkdavosi vaikai, jaunimas ir šeimos. Po darbo dienos žmonės ateidavo atsigaivinti, pabūti prie vandens, pabendrauti su draugais ar kaimynais. Ilgainiui statant sporto rūmus, baseinas buvo įrengtas ir rūmų viduje. Žodžiu, galėjau pasimaudyti žmonės, vanduo ten, baseino tokį lauko buvo būdų, bet jie buvo, pats esu ten maudęsis tuose baseinuose, nes gyvenau 4 metus Naujoje Akmenėje. Pradėjai statyti kultūros namai iš tikrųjų buvo pastatyti labai geri. Dabar gal nežinau, bet mažai lygių ir kultūros namų rajonos pastatytų tokios būdo, tokio vidaus sutvarkymo, vidaus apdailos, vidaus visus kultūrinių akcentų padarytų. Mažai tokių Lietuvoje ir šiuo metu yra. Cementininkai taip pat statė ne tik tai, kad namus statė, stengėsi pat iš savų lėšų, dar kartą pakartoju, ne iš biudžeto lėšų, iš savų uždirbtų lėšų, iš pelno, pastatė sporto salę Žalgirio gatvėje, pradžių buvo nedidelė, pastatė ligoninę, taip pat, kad būtų, kur, reiškia, žmonėms teikti medicinę pagalbą, pastatė vaikų darželius 4 ar 5. Dabar šiandien, žvelgiant į šiandienos laiko, nutolusio laiko, galiu pasakyti, kad tikrai Akmenės kraštas pagražėjo, pasikeitė iš esmės, kad atsirado miestas ten, kur jo nebuvo. Naujas miestas ir gražus miestas, ir tvarkingas miestas, ir dabar sparčiai žengiantis į priekį. Ir jau tapo žinomas visoje Lietuvoje ir ne tik tai Lietuvoje. 1952 m. sausio 31 dieną Karpėnai oficialiai tapo Naująja Akmene, tačiau pavadinimo pakeitimas dar nereiškia miesto atsiradimo. Pirmaisiais dešimtmečiais čia vyko ilgas ir sudėtingas statybos procesas. Kartu su cemento gamykla buvo projektuojami gyvenamieji kvartalai, laikini barakai darbininkams, tiesiamos gatvės, inžineriniai tinklai. Dalis sprendimų buvo priimami skubotai, statyba turėjo vykti greitai, nes gamyklai reikėjo darbo jėgos. Miestas kilo ne iš karto pagal vieną aiškų planą, jis augo etapais. Vieni pastatai buvo laikini, kiti statomi su mintimi apie ateitį. Naujosios Akmenės miesto statybų tempai priklausė nuo medžiagų tiekimo, darbo jėgos ir techninių galimybių. Cemento gamyklos statyba tapo pagrindinė priežastimi, dėl kurios čia apskritai pradėta formuoti naują urbanistinį centrą.
Visa kita – gyvenamieji namai, mokyklos, administraciniai pastatai – atsirado kaip būtinybė užtikrinti jos veikimą. Per pirmosius dešimtmečius buvęs kaimas pamažu tapo pramoniniu miestu, tačiau šis virsmas nebuvo nei greitas, nei paprastas. Kaip šis miestas veikė jau pradėjęs gyvuoti, kokia buvo kasdienybė pramonės centre sovietmečiu, apie tai kitoje dokumentinio filmo dalyje. Saulutė mums šviečia linksmai, linksmai. Ir kyla saulutė nauji namai. Ir mes mažėlį augam su miestu, kuris garsėja savo